Gera žinia dėl galimybės kvėpuoti nedvokiančių orų kovojantiems Pakaunės gyventojams padedama aplinkosaugininkų. Ramučių bendruomenė pasiekė pirmąją pergalę prieš juos ne vienerius metus nuodijančią atliekų tvarkymo gamyklą teisme. Regiono apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinę bylą, kuri aplinkos apsaugos departamento ir Ramučių gyventojų iniciatyva buvo iškelta viešai įstaigai Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui. Centras įpareigotas per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nutraukti Kauno komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio viršnormatyvinę taršą benzeno, etilbenzeno, ksileno, stireno, etilmerkaptano, amonijako ir acetono teršalais išmetamais į aplinkos orą. Sprendimas dar gali būti skundžiamas vyriausiajam administraciniam teismui. Anksčiau paėmus mėginius nekartą buvo nustatyta, kad Kauno MBA viršija išmetamų teršalų į aplinkos orą normatyvus. Kauno RATS buvo apie tai informuotas, tačiau nieko nedarė net tuomet, kai pernai rudenį aplinkosaugininkai privalomojų nurodymų įpareigojo taršą nutraukti, tik atsirašinėjo ir klaidino pateikdamas neteisingus matavimus, kuriuos atliko taikydamas jiems palankes klaidinančias metodikas. Kauno RATS su skundu nesutinka, sako, kad bandė kažką daryti, išplovė vamzdynus, nuplovė sienas, reguliavo šviežio oro srautus, net pirko ir išbandė naujos kartos probiotikus, kurių panaudojimas leidžia suskaidyti nemalonius kvapus, sukeliančius azoto ir sieros darinius. Nepavykus oro teršalų virš normatyvinės normos pasiekti vien šią priemonę, net kvietėsi pagalbon ekspertus iš Italijos. Deja, naujos patikros parodė, kad Kauno MBA išmetamų teršalų į aplinkos orą normatyvai ir toliau yra viršijami. Ramučių gyventojus teisme atstovavusi Piliečių teisių gynimo asociacija Mūsų teisė teisme patvirtino, kad situacija negerėja. Į aplinką ir toliau patenka teršalai, o vietos gyventojai kenčia nuo nepakeliamo cheminių teršalų sukelto kvapo ir dėl to kylančių sveikatos sutrikimų. Šios pusės argumentai teismą įtikino labiau negu regiono atliekų tvarkymo centro išvedžiojimai. Ramučių gyventojai nekartą protestavo dėl jų gyvenimo kokybę bloginančios gamyklos skleidžiamos smarvės. Tik visai neseniai patys įmonės atstovai pagaliau prasitarė, kad tai, jog ši įmonė terš aplinką, buvo aišku jau statant MBA. Esą projekte nebuvo numatyti kai kurie filtrai, tai reiškia, kad valstybei skubant įsisavinti europinius milijonus, į tai tiesiog nuspręsta užmerkti akis.